O štai kokius herojus galima sutikti už mokyklos ribų. Uniformuoti pareigūnai atvyko pagal iškvietimą. Šalia mokyklos buvo užpultas vaikinas. Vaikiną pareigūnai rado, tačiau jokių muštinių jis nematė. O čia kokio nors sumušto nieko nebuvo? Nu, čia daug slankio, bet jau koks pusvalandis praėjo, tai... O tu nieko pats nesiskundė, nesumuštas? Kaip matot, ne? Kaip matot, ką tai draugu? Štai kitas vaikinas svyruoja pro šalį. Gal jis tas nukentėjęs? Pats jau turbūt buvai prašytas, ne? Kas? Tiesiai, tai eik namo. Ką problema? Ko mane stabdo? Tiesiai negaliu praeiti. Gal namo buvo sakyti. Aš prašau, aš tau partę galiu užsirašyti. Ne, aš tiesiai jau. Davai, pafilmuok, bachūras, pafilmuok. Tiesiai šviesiai, pafilmuok mane. Aš tiesiai jau. Karočią skambinu. Kiek metų turit? 19, kiek turiu? Kokias skirtumas, kiek aš metų turiu? Klausiu? A ne? Davai. Karočią, mane sustabdė. Einu, karočią, tu bachūras, aš centrą, ką pažįstu. Ne tokių kai tu. Davai, paimk mane, surakink ranką. Davai, palauk. Aš jūsų išeidimo neturiu, manęs už ką paimti mane galite, už nieką. Už nieką. Tai tau žmogaus sako, tu gero, eik namo. Taip, aš tiesiai jau. Jau pakanka. Sako, už ką tu eini? Sako, stop! Aš nesupratau. Mane paimt noriu, stop. Davai, čys, žmonės, čys, karočią, valiau. Gerai, eik namo, gerai. Valio, keba. Nekelk triukšmo, netrukdės. Tiesiai pasisteng. Pavardės, valio. Aš turiu teisę. Turiu teisę, žmogau. Žmogau, nestumdyk manęs. Aš turiu teisę. Eik namo arba važiuosi į komisariatą, tau pasirinkimas. Ne. Žmogau, įsitrauksiu telefoną, paskambinsiu partiją. Aš žinau savo teisės. Žinau. Pirmą pareigą, žinok, po to teisę. Žinau, aš tas neužgauliojau. Aš tai užgauliojau. Eik namo. Aš jau tiesiai, aš tas neužgauliojau. Aš tai jau tiesiai, aš tau žodį sakiau, nesakiau. Tu mane filmuokit, gerai filmuokit visą įrašą. Aš jūsų neužgauliojau, viskas tiesiai šviesiai. Tu paeik tiesiai, tada mes su tavim šnekėsim. Man atrodo, tu labai svyruoji. Taip, aš svyruoju, aš einu pas draugelį namo. Ane? Nu tai yra ne. Svyruok. Aš irgi svyruoju. Man zin. Davai, filmuok. Savo artistinius sugebėjimus pademonstravęs jaunuolis tiesiog įsiprašė į svečius. Sakai, negėrėte? Koks skirtumas gėriau, karočias, nefilmuok manęs bakūrą. Gėriau 2 litrus. Pagal Lietuvoje galiojančius įstatymus, parduoti ir vartoti alkoholį galima asmenims, turintiems 21 metus. 19-metis vaikinas turės pasiaiškinti nuovadoje. Kas toks? Sakinys, kas toks? Aslas, tu gali ilgai negyventi. Aš tavo veidą matau po šiai dienai, ne? Pas man netokių žmonių, kai tu esi, ne? Tu filmuoji. 2 filmuoji, jūs dėlsiai jaučiatės. Ne? Filmuot, karočią, filai, 2 balai filmuoja, paplojam, karočią, vyrai. Prašom, praeikit, gerai. Niekas man nesako, ponas Binas irgi nėra durnelis, jis tik apsimintų durneliu. Taigi, net esant stebėtino panašumo į aktorių Rovaną Atkinsoną, nevertėtų gatvėje elgtis kaip kokiam ponui Binui.